Labadiena, labas vakaras ar labas rytas, kad ir kur, kada bežiūrėtumėte. Aš esu Dominykas ir sveiki atvykę į šių metų Bahreino Grand Prix savaitgalio apžvalgą. Šį savaitgalį turėjome pakankamai nemažai intrigos, pakankamai nemažai veiksmo. Nors iš 3 savaitgalio treniruočių buvo sudėtinga kažkokios intrigos dėl pergalės išvelgti, bet dėl tų žemesnių vietų kova tikrai tvyrojo ir tikrai matėsi, kad turėsime įdomų Grand Prix. Kvalifikacijos aš neapžvelgiau, aš buvau išvykęs šį savaitgalį, tai kvalifikacijoje pole poziciją užėmė Oskaras Piastri, antras buvo Russellas, trečias Leclerc'as ir turbūt viso to pats įsimintiniausias momentas buvo tai, jog Lando Norrisas nukrito į 6. vietą. Na ir atėjo ši Bahreino Grand Prix lenktynės ir jau starte pamatėme, kad Lando jau ta 6. vieta, jisai labai greit atpirko ją ir tada pakilo iki 3. vietos, aplenkęs Leclerc'ą. Pačias lenktynės iš tikrųjų man asmeniškai buvo šio sezono ir galbūt ir praeito sezono, bet būtent šio sezono pačios įdomiausios. Aišku, turėjome Australijoje besikeičiančias kondicijas, bet ten maždaug 70% lenktynių nebuvo labai įdomios, ten tik tais tas tokia viena 10 minučių atkarpa, kur ten chaosas vyko, buvo pati įdomiausia, bet čia, šitose lenktynėse, visos 2 valandos man praėjo labai sklandžiai, buvau įtrauktas ir dar seniai tokių paprastų, bet labai įdomių lenktynių aš nemačiau. Visada jeigu būna įdomu, tai būna arba oras, sumaišo kortas arba dar kažkoks vienas tam tikras momentas. O čia mes turėjome, nors neturėjome kovos dėl pirmosios pozicijos, bet turėjome labai įdomų visur. Strategija buvo labai įdomi, buvo kovos tiek lentelės gale, tiek lentelės viduryje, tiek dėl 2-3 vietų. Ir aš manau, jog šis Bahreino Grand Prix šiame sezone kol kas buvo pačios geriausios lenktynės. Na ir pereiname prie mano įsimintiniausio momento. Mano įsimintiniausias momentas Bahreino Grand Prix lenktynėse buvo ne kažkoks tam tikras momentas, buvo aplamai visa lenktynių strategija. Vienas dalykas, mes labai retai pamatome per lenktynės, kad būtų panaudoti visi 3, tiek softai, tiek medium, tiek hard padangų mišiniai. O čia mes turėjome vienu metu, kai kurios komandos ėjo soft, medium, soft, kai kurios komandos kaip Ferrari ėjo medium, medium, hard, kai kurios, kaip, pavyzdžiui, pamatėme iš Verstappeno, ėjo soft, hard, medium. Vienu žodžiu, kai kurios komandos netgi visus padangų komponentus panaudojo ir mane tas labai žavėjo, tiek ta sustojimų gausa, tiek strateginiai pasirinkimai komandų labai skirtingi. Kaip Ferrari pasirinko startuoti ant mediumų, kas jiem labai iš tiesų pagelbėjo, McLaren irgi. Šiek tiek visa ta strategijos magija nukrito po saugos automobilio, nes tada išsilygino. Jeigu nebūtų to saugos automobilio, mes, manau, turėtume dar įdomesnės lenktynes. Ir man šis momentas labai įsiminė ir tai labai pritraukė prie ekranų. Mačiau internete tokią idėją, kad galbūt kiekvienas lenktynes reikėtų padaryti 2 sustojimų, kaip padarė su Monaco Grand Prix. Visų pirma, mes nežinome, kaip tai atrodys Monaco Grand Prix, ar tai pagelbės ar ne. Bet kitas dalykas, nėra tokios būtent specifinės trasos kaip Bahreinas, kur tokia didelė padangų degradacija ir kur tie lenkimai labai yra dažnus. Todėl nemanau, kad visoms trasoms tiktų, bet šitas vaizdas, ką aš pamačiau Bahreine, man labai palėtė širdį ir nors mes neturėjome tokios įtemptos kovos dėl pirmosios vietos, man asmeniškai visa ta strategijų visuma buvo įsimintiniausias momentas. Ir pereiname prie lentelės. Taigi, lenktynės nugalėjo Oskaras Piastri su netgi 15,5 sekundžių skirtumu nuo antro George'o Russello. Jautėsi ta Piastri ramybė, jautėsi, kad jis nuo pat pradžių perėmė kontrolę, neleido Russellui aplenkti ir nuo to pirmo posūkio atrodo, kad mes daugiau kaip ir Oskaro net nepamatėme. Visas vaizdas buvo į Russellą, į Norrisą, Leclerc'ą, o Piastri taip paėmė ir nuvažiavo, ten pravažiuojant pamatydavome, bet daugiau labai tokios tylios, labai kokybiškos Piastri lenktynės ir šitas vaizdas man tokį duoda
pasitikėjimą Piastriu, kad galbūt jis yra pagrindinis pretendentas į vairuotojų titulo, o ne Lando Norrisas. Nes iš Lando mes matome tokių svyravimų, aišku, Piastri irgi turėjo svyravimą Australijoje, bet pas Piastri yra būtent tas toks šaltakraujiškumas ir užtikrintumas, ko pas Norriso galbūt per daug nėra ir trūksta. Ir man atrodo, kad mes turėsime įtemptą kovą dėl vairuotojų titulo. Piastri dabar galbūt atrodo kaip favoritas, bet matėme ir pernai, kai Piastri pagavo bangą, ten Azerbaidžaną, Monzą, irgi labai kokybiškos lenktynės ir labai geras lenktynės ten turėjo, Monzoje galėjo laimėti, Azerbaidžane jisai laimėjo, o po to, po Singapūro, taip ėmė ir nukrito visas tas Piastri vaizdas ir po to Norrisas perėmė McLaren vedlio vadžias. Tai žiūrėsime, kaip bus pilname sezono kontekste, bet dabar kol kas atrodo Piastri šiek tiek turi tą tokį momentumą ir pranašumą prieš Norrisą, bet aš manau, kad turėsime pakankamai įdomų title fight. Galbūt dar kažkas įsitrauks iš kitų komandų, kol kas nepanašu. Antras, George'as Russellas, turbūt vienas taip pat geriausių lenktynių, labai kokybiškai, labai užtikrintai spaudžiamas Norriso, bet galiausiai nepasidavė ir man labai įsiminė jo paskutinis stintas, kai jisai konservatyviai išsaugojo padangas ir nors ant softų ten 15 ar 20 ratų atrodė pakankamai daug, bet jis sugebėjo šitą užduotį įvykdyti ir Russellas nebuvo ten jokios baudos, nei nieko ir Russellas užėmė antrą poziciją. Ir Russello stabilumas leidžia jam išlikti toje kovoje, jisai tik 14 taškų atsilieka nuo Lando Norriso vairuotojų įskaitoje. Nežinau, ar Mercedes dar turi kažkokio atrakinti potencialo ir atrakinti tam tikrų galimybių pakovoti ir duoti kovą McLarenam, bet Russello būtent tas stabilumas, kokį mes matėme pernai iš Ferrari ir Leclerco, tai yra leidžia Russellui išlikti kovoje ir aš manau, kad jeigu taip ir toliau, šiek tiek galbūt McLaren tas pranašumas pakris, gali būti, kad Russellas irgi duos kovą dėl titulo. Bet kol kas yra sezono pradžia, nedarykime didelių išvadų ir aš manau, kad turėsime gerą ir įdomų sezoną. Trečias Lando Norrisas. Puikus startas, bet tas startas buvo nelabai legalus. Jis gavo 5 sekundžių nuobaudą, bet tai jam pagelbėjo. Ir aš manau, kad jeigu ir nebūtų ten per daug jisai pavažiavęs ir pasilinkęs į priekį ir negavęs tos baudos, aš manau vis tiek jisai būtų apie panašiai kaip ir dabar. Labai pamatėme, jog Lando gali startuoti gerai ir man labai patiko jo startas, man labai patiko jo toks kovingumas starte. Po to visas tas nukrito ir jis neparodė vietose, kur reikėjo parizikuoti, jis neparizikavo. Labai ilgai užsibuvo už Leclerco. Leclercas meistriškai paskutinėme etape meistriškai kovojo ir iš visų jėgų bandė užlaikyti Lando užnugaryje su kietomis padangomis, kur pamatėme, jog jos yra žymiai prastesnės nei mediumai. Ir vis tiek Lando aplenkė, bet nežinau, man iš Lando trūko šiek tiek, tos rizikos trūko, to tokio kovingumo ir tokio aštrumo, galbūt naglumo tokio trūko ir dėja jisai trečias, bet jis kol kas išlieka ir pamatysime, kaip seksis jam vėliau, bet kol kas, nors ir turi tą geriausią automobilį, bet išlenda tos klaidos ir tos klaidos labai taip gali skaudžiai atsiliepti. Ketvirtas Leclercas, labai norėjau, kad jisai išliktų toj trečioj vietoj, bet vis toliau ir toliau atrodė, jog misija neįmanoma ir ten kokius, 5-6 ratus jisai meistriškai atsilaikė nuo Lando Norriso spaudimo. Pakankamai gera Ferrari strategija leido jam išlikti toje kovoje, nors ir nusileido jisai nuo antrosios pozicijos, bet jeigu nesaugos automobilis, aš manau, Leclercas būtų ant podiumo. Jisai visą tą potencialą prarado dėl saugos automobilio, kai visi nėrė į boksus ir tada, nepavyko ant lygių padangų išeiti ir ne tik ant lygių padangų, bet jam buvo uždėti hardai, kur diskusija vyksta, galbūt turėjo softus žiūrint į Russellą, bet Ferrari pasirinko saugų sprendimą ir ketvirta vieta, antras savaitgalį iš eilės Leclercui, aš manau, yra pakankamai neblogas rezultatas. Penktas Lewisas Hamiltonas, puikus atsitiesimas po prastokos kvalifikacijos. Matėsi, kad tie Ferrari dugno patobulinimai padėjo komandai, tiek Hamiltonui, tiek Leclercui. Turbūt dabar žvelgiant iš dabartinės perspektyvos, šitas sunkaus mišinio padangos, tie vadinami hardai,
nebuvo tinkama strategija, bet iki tol pradėjimas ant mediumų, po to vėl mediumai, aš manau, jiems labai pagelbėjo. 6. Maxas Verstappenas ir turime žiūrovo klausimą. Ar Maxas Verstappenas taps pasaulio čempionu? Dar labai anksti kažkokias išvadas daryti, bet šis savaitgalis, dar pakalbėsime vėliau, bet šis savaitgalis labai toks, nesu matęs Maxo Verstappeno tokio, nenorėčiau sakyti beviltiško, nes 6. pozicija nėra jo pats prasčiausias rezultatas, bet galbūt nebent Katare praeitais metais sprinte, kur po to jis pagrindinį Grand Prix laimėjo, bet sprintais jį ten lenkė Nico Hülkenbergas. Šiame Grand Prix pasimatė toks, beviltiškumas ir tokios kovos toka iš Maxo Verstappeno pusės ir pasimatė, jog tas Red Bull automobilis vis tik yra toks labai prastas, jog Maxas Verstappenas pamažu tampa irgi beviltiškas. Tai labai drąsu sakyti, kad Maxas Verstappenas yra beviltiškas, bet nerandu kito tokio tinkamesnio žodžio apibūdinti jo, bet trūksta kažkokios, matosi, kad labai sunku jam yra su šiuo automobiliu ir žiūrint į visą sezono paveikslą, jeigu taip ir toliau, vargu ar Maxas išsilaikys, aišku parodys, kaip ir dabar, parodys ten vieną gerą rezultatą, bet galiausiai jam teks pripažinti tą pranašumą, bet iš kitos pusės mes galime, Maxas tikrai turi visus savyje visą talentą ir tą mentalitetą padaryti ar 2012 ar 2013 metų Alonso su Ferrari, kai tas Ferrari bolidas buvo išties tragiškas ir Alonso iki pat paskutinių lenktynių buvo kovoje dėl titulo. Tai aš manau dar per anksti daryti kažkokias išvadas. 7. Pierre Gasly ir puikiai kvalifikacija, pradėjo jis 4. dėl Antonelli ir Russell baudos. Aš manau, kad Gasly padarė ką galėjo, Verstappenas tiek ir Hamiltonas, tiek ir Norrisas buvo ganėtinai realu, kad aplenks, bet džiugu dėl Gasly, džiugu dėl pirmų taškų ir tokio Gasly aš ir tikėjausi savo sezono spėjimuose, kur aš minėjau, jog jis aplenks Kimi Antonelli, tai dabar tokį Gasly pamatėme ir aš tikiuosi, kad toks Gasly po truputį sugrįš ir įsivažiuos šiame sezone. 8. Estebanas Okonas ir dar vienas žiūrovo klausimas. Ar Haas dabar yra konstruktorių 5. vietos favoritai? Aš manau, favoritai galbūt per drąsu sakyti, nes matome iš kiekvieno savaitgalio, kad skirtingos trasos išreiškia skirtingų komandų privalumus. Tai vieną savaitgalį Williams, tai vieną savaitgalį tie patys Haas, tai vieną savaitgalį Racing Bulls atrodo kosmiškai greitai. Labai sunku išreikšti tokį favoritą, bet kaip matome, jog jų kvalifikacijos tempas yra ganėtinai prastas, bet lenktynių tempas ir strategija jau ne pirmą savaitgalį iš eilės. Kinija ir Bahreinas, šitie etapai, pamatėme, jog Haas yra išties labai greiti lenktynėse. Ir kad Okonas galėjo ten pakilti 7 pozicijas ir kad Biermanas nuo paskutinės pozicijos įlipo į 10. Čia yra išties įspūdinga. Toliau 9. Tsunoda, pirmi Red Bull 2 kėdės taškai nuo praeitų metų Las Vegaso, jeigu neklystu. Šaunuolis Tsunoda, galbūt tas prakeiksmas 2 Red Bull kėdės pasibaigs ir Tsunoda parodys, kad jis turi ten būti ir turėjo nuo pat pradžių būti. Labai smagu dėl jo, matosi iš Maxo Verstappeno, kad šitas bolidas yra beviltiškas. Ir Red Bull šiuo metu tikrai reikia to antro lenktynininko ir Tsunoda, kad ir mažais žingsniais, bet mažais taškais, bet padeda ir duoda turbūt daugiau naudos nei Lawsonas ar nei būtų pasilikęs Perezas. Toliau, ką norėčiau aptarti, tai Hülkenbergas buvo diskvalifikuotas dėl apatinio dugno pritvirtintos tokios medinės lentos nusidėvėjimo per didelio. Hülkenbergas, jeigu neklystu, buvo 13 prieš diskvalifikaciją ir dar vienas diskvalifikuotas žmogus po Gasly, Hamiltono ir Leclerco Kinijoje. Aš suprantu, kad komandos bando išspausti iš tų visų taisyklių maksimumą ir iš savo automobilio maksimumą ir kartais tenka peržengti tas reglamento ribas, bet gaila iš tiesų dėl Hülkenbergo. Tiek Bortoleto, tiek Hülkenbergas. Sauber nukrito šiek tiek ir, galiausiai matosi, kad Sauber ir, sakyčiau, Aston Martin yra tokios dvi dugninės komandos šiuo metu.
Aston Martin fokusuojasi į 2026-uosius, kaip ir Sauber, bet kol kas atrodo taip, jog jos tokios yra šiek tiek žemiau tos visos kovos dėl 5 vietos tos. Ir būtent Racing Bulls, Haas, Williams ir Alpine prisijungė į šią didelę kovą. Na ir dabar norėčiau aptarti savo spėjimus, ką dariau su dirbtiniu intelektu praeitą trečiadienį. Pole pozicija mano buvo Charlesas Leclerc'as, o dirbtinio intelekto buvo Maxas Verstappenas, nei vienas, nei kitas nebuvom teisingi, buvo Oskaras Piastri, sėkmingai padaręs ganėtinai sėkmingą ratą ir aplenkęs George'ą Russellą. Leclerc'as buvo pakankamai arti, bet matėsi nuo pat treniruočių, kad tas McLaren atstumas nuo kitų komandų yra pernelyg didelis, kad būtų Russello ar Maxo ar Leclerc'o pole pozicija. Lenktynių nugalėtojas, kaip ir minėjau, Oskaras Piastri, mes spėjome, aš Charlesas Leclerc'as, Maxas Verstappenas, dirbtinis intelektas spėjo ir tiek Leclerc'as, tiek Maxas nebuvo labai arti būtent šitos pergalės. Leclerc'as galbūt, ten labai optimistiškai galvojant, galbūt galėjo ten pakovoti dėl tos vietos, bet kol kas, bent jau dabar atrodo, jokių šansų. O Maxas Verstappenas, turbūt vienas beviltiškiausių jo savaitgalio, kurį mačiau per pakankamai ilgą laiką. Savaitgalio pažiba aš spėjau Carlosas Sainzas. Per kvalifikaciją atrodė, kad viskas yra super su mano šiuo spėjimu ir Sainzas išties buvo geras, jis kvalifikavosi į 3 raundą ir 8 ar 7, tiksliai neatsimenu, bet atrodė labai optimistiškai ir dėja įsibėgėjus lenktynėms, kad ir įgavo tų kelių pozicijų, bet nukrito ir tada tas kontaktas su Tsunoda prakiuro jo šoninis tas sidepodas ir dėja teko net nebaigti lenktynių, tai tikrai ne, aš neatspėjau, o dirbtinis intelektas pasirinko Kimi Antonelli, taip pat neatspėjo. Tai buvo prasčiausias Kimi Antonelis tas savaitgalis šį sezoną, nors ir gerai ten aplenkė tiek Verstappeną, tiek kitus, bet toli gražu ne savaitgalio pažiba. Savaitgalio komandą aš spėjau Ferrari ir būčiau čia savo davęs tašką, jeigu Leclerc'as būtų užėmęs podiumo poziciją, bet jis neužėmė, tai aš neduodu savo taškų, bet labai džiugu, kad tie dugno patobulinimai tikrai davė naudos ir tikrai matosi, kad viskas eina gera linkme ir dėjo gerą žingsnį į priekį. Tai Ferrari nebuvo savaitgalio komanda, o dirbtinis intelektas spėjo apie Williams ir jie tikrai nebuvo savaitgalio komanda. Palyginus su kitais savaitgaliais, pirmas savaitgalis be jokių taškų ir praleista konstruktorių 5 pozicija, užleista Haas komandai. Tai tikrai ne savaitgalio komanda. Tai dabar savaitgalio pažiba tikrasis, aš manau, yra Estebanas Okonas. Galbūt galima dėti Oliverį Biermaną, bet Estebanas Okonas atsitiesė po tos skaudžios avarijos antrajame raunde kvalifikacijos, ir pelnyti tokius gerus taškus, užlaikyti Maxą Verstappeną, užlaikyti Kimi Antonelli ir ta strategija, kad jis anksti nėrė į boksus, jam labai pasigelbėjo ir puikiai sužaista iš Haas pusės, puikios lenktynės iš Okono ir užimta 5 vieta konstruktoriuose, tai labai geras rezultatas. Tai savaitgalio pažiba Estebanas Okonas, savaitgalio komandas aš skirčiau 2, Haas ir Alpine. Haas iškilo į 5 vietą, vėl 2 lenktynininkai pelnė taškus, puikus pakilimas tiek Okono, tiek Biermano. O kalbant apie Alpine, 1 taškai, Gasly 6 net taškai ir pagaliau pakilo iš tos dugninės 10 vietos į 9. Tai aš manau, šios abi komandos nusipelno šio apdovanojimo. Savaitgalio dugnas pagal mane buvo Oliveris Biermanas, nebuvau teisus, tikrai nebuvau. Per kvalifikaciją aš maniau, kad aš čia surinksiu visus taškus, bet dėja, Oliveris Biermanas turėjo vieną geriausią savo karjeros pasirodymų nuo 20 iki 10 pozicijos. Pakilo, pelnė taškus ir tikrai ne. Savaitgalio dugnas pagal dirbtinį intelektą buvo Liamas Lawsonas ir aš Liamą Lawsoną įdėčiau į kaip realų savaitgalio dugną. Bandžiau žiūrėti, kas toks atrodė kaip savaitgalio dugnas, galima sakyti Carlosas Sainzas, bet nebuvo per daug jo kaltė. Galbūt kaltėje buvo nukristi iki tos 90 pozicijos, bet
Iki Tsunoda jam ten tą sidepodą pradūrė. Tada galima kalbėti apie Maxą Verstappeną, bet tas Red Bull bolidas buvo absoliučiai apgailėtinas ir strategija nepasigelbėjo, tai irgi kažkaip ne. Bet Liamas Lawsonas visą savaitgalio metu buvo tiesiog beviltiškas, nesimatė jokio optimizmo ir jisai toks vienintelis man iš šio 20-tuko, kuris, galbūt galėjai tikėtis šiek tiek daugiau, bet dėja kol kas Liamui Lawsonui tiek Red Bull pagrindinėje, tiek Red Bull dukterinėje komandoje sekasi sunkiai. Ir dar galų gale Lawsonas gavo 5 sekundžių baudą ir gavo 10 sekundžių baudą. Tai ne Liamo Lawsono savaitgalis tikrai. Dugninė komanda, aš spėjau Haas, tikrai ne. Ir dirbtinis intelektas spėjo Alpine, irgi tikrai ne. Šios abi komandos tapo mano savaitgalio komandomis, tai ganėtinai ironiška. Tikra dugninė komanda, čia vienareikšmiškai yra Red Bull. Galbūt gali įdėti Mercedes, nes jie, kaip čia pasakyti, sušiko turbūt Antonelli visą lenktynių eigą, nors jisai buvo išties greitas šioje trasoje. Matėme kvalifikacijoje, jis buvo labai arti iki 3 raundo ir galbūt net pranašesnis už Russellą. Lenktynėse taip pat lenkė skersai ir išilgai, bet viena klaida lemia labai daug ir jam lėmė 11 poziciją ir pirmą tokį bevertį savaitgalį. Taigi savaitgalio komanda, kaip ir minėjau, yra Red Bull. Iš tiesų labai prastai ir jeigu kažkas būtų pasakę, jog tiek prieš metus, kad per metus tiek nukris Red Bull ir tiek prieš savaitgalį, kad per savaitę tiek nukris Red Bull, iš ties įspūdinga ir nežinau, labai prastai buvo daug problemų buvo iš sustojimų, tiek Tsunodai kainavo laiko, tiek Verstappenui kainavo laiko, uždėjo Verstappenui tas kietas padangas, kurios buvo aišku, kad jos neveikė, ir ne viena tokia kliurka Verstappenas ir tas dalykas, kad Verstappenas, seniai nebuvau matęs tokio vaizdo, kad Verstappenas išnėręs iš boksų būtų paskutinis. Tai parodo labai daug, kaip dabar susidėliojusios komandos, bet tai parodo labai daug ir apie Red Bull dabartinę situaciją. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausėte mano šių plepalų, kaip ir kiekvieną savaitgalį aptariau lenktynes, aptariau lenktynių visą eigą turbūt, kas buvo svarbiausia ir kokios yra mano mintys. Ir susitiksime kitą savaitgalį, paskutinės iš to triple header lenktynės vyks Saudo Arabijoje. Sugrįšiu pilnu jau tempu, šį savaitgalį buvau išvykęs. Tai ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausėte. Pasiekite mane Instagrame finišo tiesioji 1 ir susitiksime kitą savaitgalį. Ate.